Sveiki, šiandieną kiekvienas gali būti didelis interneto seminaro tema – kaip išmatuoti verslo sėkmę. Šiandieną svečiuose Asta Slapšienė, Invega marketingo skyriaus vadovė, Dainius Berškys, Radar LT įkūrėjas, daktarė Eleonora Šeimienė, rinkos tyrimų ir konsultacijų kompanijos TNS LT ekspertė. Sveiki, šiandieną mes kalbame apie verslo sėkmės matavimą. Ir turbūt labai svarbu žinoti, kasgi aplinkai atrodo sėkmė. Tai Eleonora, jūs atlikote gyventojų apklausą ir klausėte, kas jiems atrodo verslo sėkmė. Galbūt pasidalintumėte rezultatais. Taip. Liepą TNS LT mes apklausėme virš 700 gyventojų Lietuvos nuo 18 metų. Ir mes klausime jų konkrečiai, kaip jie supranta, kas yra smulkiam verslui sėkmė, kas tą sėkmę sudaro. Tai jeigu kalbėti apie tyrimo rezultatus, tai atsirado tokie kaip ir galbūt savaime suprantami dalykai, kad tai yra visų pirma finansinė sėkmė, kad verslas turi būti pelningas, generuoti tam tikrą apyvartą ir taip toliau. Antras dalykas svarbus tai, kad verslas turi būti orientuotas į augimą. Tai yra žmonių nuomonė, sėkmingas verslas, smulkus verslas yra tas, kuris plečiasi. Ir paskutinis dalykas, bet man atrodo, gal net jis yra svarbiausias, ko tarkim anksčiau mes nematydavom, tai kad žmonės pradeda kalbėti apie socialinę atsakomybę. Tai yra, kad sėkmingas yra tas smulkus verslas, kur ir atsižvelgiama į darbuotoją ir į klientą. Tai yra, kad visų pirma klientui tu teiki kokybiškas paslaugas arba parduodi kokybišką produktą ir tu nesistengi jo apgauti arba, kaip žmonės sakė, įgrūsti jam kažko. Ar galima sakyti, kad keičiasi iš esmės požiūris į smulkųjį verslą gyventojų, jeigu jie mato tokias, kad tai yra sėkmė ir svarbu? Taip, aš manau, kad galima drąsiai taip sakyti, tiesiog ir žmonės patys darosi labiau išprusę ir jie pradeda akcentuoti tokius dalykus, kurie iš tikrųjų vėlgi dauguma ir yra pas mus, galbūt dirbantis tose smulkiose įmonėse, ir tai yra tie dalykai, kurie svarbus ir jiem, ir per ką jie supranta, kas iš tikrųjų yra sėkmė. Nes aš iš savo patirties, kiek tenka bendrauti su tuo smulkiu verslu, tai yra taip, kad aš abejoju, ar jie tokius dalykus net būtų girdėję, ar jie tai vertintų ir apskritai kaip jie vertina tą grįžtamą ryšį iš tų klientų. Čia didelis klaustukas yra iš tikrųjų. O Dainiau, iš viso, man taip padedi tu pats įsivertinti įmonėms savo veiklą. Kam iš viso reikia vertinti, ar ne? Ir žiūrėti į savo efektyvumą, į savo verslo sėkmę, kam? Tai turbūt pirmiausia suprasti, ar yra kažkoks progresas. Nes mes visi kažką tai darome, bet visi norime kažkokį tai progresą pačiupinėti. Aš turbūt labai gerą tokį pavyzdį galiu pasakyti apie darbuotojus. Lygiai taip pačiai, kai tu darbė dirbi ir tu negauni jokio grįžtamo ryšio iš savo darbdavio. Jis nieko nesako, tu nesupranti, ar tu čia gerai dirbi ar blogai dirbi. Tai lygiai taip pačiai aš įsivaizduoju, tas smulkus verslas, ar tai apskritai verslas, jis turbūt turėtų vertinti ir suprasti, kokį jis progresą daro. Nes tu gali tiesiog dirbti. Aš vėlgi galiu papasakoti tokią savo istoriją. Aš kažkada turėjau savo asmeninę įmonę, kuri yra bankrutavusi. Ir aš kai atsimenu, kai aš buvau studentas ir tą verslą vyščiau, tai užtruko gal 4 metus, bet ką aš darydavau dabar, kaip atsuku atgal viską. Aš galvoju, aš darau pardavimai, tik tai tu klausi tam užsakymų priėmėjai, ar padaugėjo užsakymų, ar daugiau priėmėjo užsakymų, bet aš nesekdavau nei to pelno rodiklio, aš balanso nepažinojau ir taip toliau. Tai iš principo turbūt yra pasitenkinimas, kad taip aš einu teisingų kelių, bet turbūt svarbiausias dalykas tai yra, kaip tas pats savininkas su savim susitarė, kas jam yra sėkmė ir kur jis nori eiti, čia turbūt iššūkis yra. O kokie yra pagrindiniai matavimo kriterijai, arba į ką reikėtų žiūrėti, pagrindiniai galbūt 5 dalykai? Apie tą smulkų verslą, jeigu kalbėti ar ne, tai savaime aišku turbūt pelno eilutė. Tai čia tą visi turbūt supranta. Antra dalis turbūt, o ką kalba klientai. Nes vis tik tai klientai viską pasako. Vėlgi, tas pats Europos verslo tobulumo modelis, kuriame aš gilinuosi ir man tas yra įdomu, ten yra įvardinti tokie 4 tipų kriterijai, rezultatai, kuriuos turėtų kiekvienas verslas vertinti. Tai pirmiausia, taip, veiklos rezultatai, pelnas, paskui yra klientai, po to yra darbuotojai, ko aš pasigendu iš tikrųjų lietuviškose kompanijose, kad vis tik tai darbuotojai dar laikomi darbo jėga, o ne ištekliais. Čia yra problema. Ir turbūt paskutinis tas rodiklis, ką aš galiu sujungti su Eleonora, kad socialinė atsakomybė. Tai ką gali pati įsivertinti įmonė, ar ne, dar pakalbėsime apie įrankius, kokiais galima būtų tai vertintis. Bet norėčiau, Asta, jūsų paklausti, kuomet jūs vertinate įmonę ir sprendžiate, ar suteikti garantiją, ar ne, ar dalyvauti kartu, padėti šitą įmonę augti finansiškai, kokius jūs žiūrite pagrindinius kriterijus?
turbūt jie ne visada sutampa su Dainiaus minėtais. Žinokit, iš principo sutampa su Dainiaus minėtais kriterijais ir paprastai mes žiūrime apskritai, kas mums yra sėkmingas verslas ir ką mes traktuojame, kad yra sėkmingas verslas. Kai jisai kreipiasis, tarkim, finansavimo, paskolos ar lizingo ir kreipdamasis į mus dėl garantijos, kurie atstoja dalį užstato, mes žiūrime, kaip jisai sugebės tą paskolą grąžinti, kaip jisai išsidėlioja savo finansinius srautus, kaip jisai sugeba įvertinti savo konkurencinę rinką, kaip jis sugeba grąžinti tą paskolą, o grąžinęs paskolą toliau vystyti verslą. Ir jeigu iš tokių smulkių versliukų išauga pakankamai dideli verslai, juos nusiperka, juos investuoja rizikos privataus kapitalo investuotojai, vadinasi, toks verslas iš ties jisai yra sėkmingas ir pasiteisinęs. Tokiais atvejais iš tikrųjų labai svarbu turėti strateginį planą. Visą laiką mes vėlgi vertindami savo klientus, smulkuosius verslininkus, žiūrime, kiek plačiai jie strategiškai žiūri ir masto. Jeigu jie turi susidarę 5-mečio planą, tai yra tobula, bent turėti metų planą, tai yra privalu. Netgi sekti dienos savo planą būtų labai gerai ir įvertinti tuos dienos rezultatus. Pagal juos tu gali sekti atitinkamai tolesnius rodiklius ir pasiekti tam tikrų savo nusimatytų tikslų. Čia Asta, ką paminėjo, truputėlį man taip aš prie tos realybės žiūriu į tą smulkų verslininką ir tai, ką pasakoja Asta, aišku, tam pasiruošti reikia labai stipriai, bet tie tokie, aš manau, kartais gąsdina juos strateginis planas, dar kažkas, o kas čia yra, kiek čia daug visko reikia padaryti, kur rasti tą informaciją, tai aš manau, truputėlį gąsdina, bet aš nežinau, aišku, tie klientai, kokio tipo pas jūs yra, bet turbūt jau jie truputėlį išprusę, aš taip sakyčiau, ir jau turi kažkokią tai pagalbą iš konsultantų, iš šalies ir taip toliau, bet aš galvoju, kad labai daug įrankių nenaudoja smulkus verslas, kuris yra internete, nuo galų galę ten turbūt Versli Lietuva ar ne, daug visokių yra paruošusi šablonų, kur tikrai ten galima pasinaudoti nemokamai be jokių konsultantų pagalbos, kur tu gali susivesti duomenis, netgi savo balansą, ar tu gali pamatyti tam tikrus rodiklius, ką tu gali pakeisti. Tai va šitoj vietoj tas atotrūkis, aš manau, kad turbūt įdomu yra diskutuoti apie tą atotrūkį, kuris yra neuždengtas, kaip jiems padėti tam smulkiam verslui, surasti ir suprasti tuos vadybinius bazinius dalykus. Tai kokie galėtų, finansinis labai svarbu, tai kokie galėtų būti praktiniai patarimai, įrankiai, kuriais galėtų smulkusis verslininkas, net ir tas, kuris nėra dabar naujai studijavęs vadybos naujosios ir finansų, bet kur jam paprastai susirasti ir galbūt bent jau pabandyti įsivertinti savo rezultatus. Jeigu dabar kalbėti apie matavimus, tai tokie, kadangi esu iš tyrimų srities, tai apie ką paprašiau, ne ką kasdienybėj darau. Tai yra, visų pirma, aš kalbėčiau apie reputaciją ir įvaizdžio tyrimus. Aišku, ar vieną kitą kada daryti, tai priklauso nuo situacijos. Bet jeigu įmonė jaučia, kad auga spaudimas iš konkurentų, reikia pasiaiškinti tada, koks tu esi tarp tų konkurentų, kaip atrodo tavo įmonė. Tai yra tiesiog kalbantis su savo klientais kasdienybėj, klausiant jų. Kitas dalykas, galima kalbėti apie reputaciją tada, kai, tarkim, sektoriui iškyla kažkuri grėsmė. Tarkim, kažkoks skandalas ir visas verslas apskritai tokių pačių įmonių gali dėl to nukentėti. Tai tada gali pasigalvoti apie reputaciją. Paprastesni dalykai, klientų pasitenkinimas. Tai galima daryti kasdienybėj kalbantis su klientais. Paprastai, jo. Netgi savo svetainį gali apklausai įsidėti, visiškai nemokamas įrankis. Jo, bet ką aš norėčiau akcentuoti, tai būtų, aišku, patarimas išsaugoti anonimiškumą klientų, nes tada jie tiesiog atviri, jie daugiau gali pasidalinti. Tai pavyzdys, pavyzdžiui, kepyklėlė, jinai gali savo klientų išduoti ties klausimus, tarkim, ar rekomenduotumėt mums, kas jums patinka, nepatinka, ir galbūt ką siūlytumėt keisti. Kitas patarimas su klientų apklausom, ko reikėtų vengti, tai tenka susidurti su tokiom kurioziniam situacijom, kai ateina verslininkai ir sako, mūsų klientai su mumis nebendrauja. Sakom, pradedam aiškintis, o ką jūs darote. Ar bendraujate apskritai? Ir jie tada sako, žinot, pas mus tokia paslauga, mes transportuojam prekes. Tai kai mes nutransportuojam tas prekes, mes paklausiam, ar mes kokybiškai įvykdėm paslaugą ir tada po kažkurio laiko dar klausiam, ar mes laiku įvykdėm. Ir tada sakom, kaip dažnai tą darote. Ir paaiškėja, kad tas klientas yra, kaip mes sakom, judinamas 20 kokių kartų per metus.
ką aš vedu, kad, reikėtų Per dažnai, nepersistengti. nereikia persistengti. Taip. Tai dažniausiai karto per metus yra tikrai užtenkama, arba tiesiog padiferencijuoti galbūt su vienais klientais kalbėti dažniau, su kitais rečiau. Aš tiesiog galvoju, kad tai yra tokia turbūt situacija su tuo, jeigu apie smulkų kalbėti, tas vadovas yra visame kame vaidmenyje, ten ir finansus turėtų žinoti, ir vadybą, ten rinkodaros kažkokius tai dalykus ir taip toliau. Ir aš galvoju, dažnai turbūt būna taip, kad jis pats nedaro postumio, kad padarytų tokius paprastus elementus. Jis tiesiog daro kiekvieną dieną tą savo verslą, maždaug pinigai jam atrodo, kad daugmaž aišku, bet kad paskatintų, kad visą laiką darytų tam tikrą spaudimą ar savo darbuotojams ir rastų tą santykį, o kaip mes galim ką dar pakeisti, kaip vesti į priekį tokius inovatorius, kad jisai būtų, šito aš manau irgi pakankamai trūksta. Ir šiaip tokiais atvejais tai labai padeda kūrybiškumas, visada kūrybiški žmonės, jie laimi ir sugeba lankščiau pasižiūrėti į situacijas ir iš kritinių situacijų sugeba rasti pakankamai įdomių sprendimų, kaip išeiti ir tą verslą pakreipti galbūt net į kitą kryptį. Tai dėl to vadovas ir turi būti darytojas inovatorius. O jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, įmonė, gali būti įmonė viena nauja, visiškai jauna, dar besikūrenti metai, tik tais gali būti kita jau veikianti keletą metų. O kada jau reikia priimti sprendimą, kad man jau reikia įvertinti savo veiklos efektyvumą, sėkmingumą, galbūt tai daryti kažkokiais etapais ar projektus pabandyti įsivertinti atskirai, kada jau reikia? Lietuvoje, aš sakyčiau, yra problema, kad mes, dažniausiai yra keliamas tas klausimas, kada jau reikia, o kada prireikia būna per vėlų. Nes tai turėtų būti, tarkim, kažkokie maži matavimai, kuriuos tu atlieki, tarkim, kartą per metus. Bet tu žinai, kad turėtum tą atspirties tašką, nes kai tau bus, tarkim, blogai, arba tu pamatysi, kad kažkas keičiasi, tu nežinosi, ką atsiremti. Tarkim, jeigu tu sieki savo parduodamų paslaugų, apyvartas, arba produktų kažkokias, ką tu labiau parduodi, ką tu mažiau parduodi, pavyzdys su patalinė, kurie ten raštai ir kurie modeliai žmonėm labiau patinka, kurie mažiau patinka, bet tu tą žinai sieki ir atitinkamai, tarkim, užpirkdamas medžiagų, tu orientuosies į tai, kas labiau einama. Tai yra tokie, atrodo, paprasti žingsniai, bet kai tu, turėsi tą statistiką, tu galėsi jau remtis ir kitus sprendimus daryti vėliau būtent. Aš tokia logika gal vadovaučiausi, kad pirmiausia produktas, ką aš turiu pasiūlyti klientui, tada turbūt srautas, kaip man užtikrinti, kad tą produktą nupirktų, tada turiu galvoti apie klientų aptarnavimą ir tik tai po to apie visus procesus, sakykime, nes mano sritis yra procesai ir aš dažnai matau klaidą, kad neturi jau užsigarantavę klientas į pardavimų, sakykime, ir jis sako, man jau reikia tvarkytis procesus, nes aš perskaičiau laikraštyje, kad čia labai gerai, pavyzdžiui, lyno metodologija. Ir šito vietoj tu supranti, kad bandai įgrūsti turbūt Mercedeso variklį į kažkokį prastesnės markės automobilį, bet jam visiškai tai yra nesuprantama. Tai... O skirtingos šakos ar neskirtingi verslai, ar mes visą laiką kalbėjome apie tokius bendrus kriterijus, ar jie gali labai skirtis? Sėkmės vertinimo, ar ne? Taip. Manau, kad ne, tik tai reikia susivokti, kur tu esi rinkoje šiandien dienai, nes jeigu tu savo išsikeli tikslą, aš nežinau, ten pelningumas 10%, kai tame segmente ten egzistuoja galbūt tik tai 2%, tai tu turi suvokti, kur tu esi ir kokius tikslus. Taip, tai gali būti tikslas, bet tai gali būti per didelis tikslas, kuriuo tu nusivilsi paskui, tai tu turi suprasti kontekstą visą, kur tu esi ir ką tu ten veiki. Tai aš turbūt taip žiūrėčiau, nežinau, gal noriu kitaip. Aš gal žiūrėčiau kiek kitaip, bet labiau vėlgi per tą matavimų, tyrimų pusę. Tai yra dažnai būna, kad tai yra į ką tu orientuojasi. Pavyzdžiui, jeigu tai yra maža IT kompanija, kur didžiausias turtas yra darbuotojai ir būtent jų pajėgumai, jų žinios ir taip toliau, tai tu turėtum labiau galvoti, pavyzdžiui, apie tai, ar tavo darbuotojai yra patenkinti, kaip juos motyvuoti. O IT srityje, ypač Lietuvoje, tai iš tikrųjų, tarkim, aktualus labai klausimas, turint net iki 10 darbuotojų tai įmonė. Bet jeigu, tarkim, tavo paslauga yra labiau gamybiniai kažkokie produktai, tai galbūt tu didesnį dėmesį, aišku, turėtum kreipti į gaminių kokybę, į savo klientą, ar jis, kiek jis patenkintas, nepatenkintas. Tai orientacija galbūt galėtų būti tokia, bet aišku, kiekvienu atveju reikia žiūrėti. Vėlgi, jeigu tu plėtiesi, tai, irgi turėti kažkokį planą ir viziją, kur tu plėtiesi, kaip, ir tada ką tu vėlgi, kaip tai susijęs su tavo teikiamom paslaugom, su darbuotojais, jeigu vyksta įmoniai pokyčiai, ar darbuotojai priima juos, kaip lengvai jie su tuo gyvena, kaip jiem padėti. Tai priklauso iš tikrųjų nuo verslo situacijos.
Tai jeigu kai kuriuos gali įsivertinti kriterijus pats vadovas, ar ne, ir padaryti paprastai apklausą ar savo klientų, galbūt gali ir darbuotojų apklausą pasidaryti, ar ne, pasiklausti, kiek jie yra patenkinti. O kokie kiti galbūt būtų instrumentai, kurie būtų lengvai pasiekiami ir pasidaromi pačioje įmonėje viduje, na, nesamdant išorinių dar konsultantų, nes galbūt įmonė yra maža ir neturi pakankamai resursų, bet vis tiek, na, jau norėtų dar įsivertinti papildomai, ar turėtumėm dar kokių patarimų, kur galėtų? Gal aš truputėlį įžangą padarysiu, paskui gal pratęs kolegės. Mano mintis, sakykime, kur aš tą produktą buvau kūręs Radar LT, tai jo mintis buvo tokia, kad iš tikrųjų prieš 28 metus Europoje yra sukurtas Europos tobulumo modelis. Europos verslo tobulumo modelis. Jis sukūrė 14 stambiausių Europos kompanijų, jos pasakė, kad štai yra kriterijai, kuriuos reikia atsižvelgti, mes iš savo patirties manome, kad tai turėtų nuvesti į sėkmę. Ir jo mintis yra tokia, kad tu per tam tikrą klausimyną, tu gali savo pasidaryti testą ir tu pamatyti, kurios yra tavo silpnosios vietos, ar tai lyderystė silpnesnė, ar tai strategija, ar tai procesai, ar tai su darbuotojais, su partneriais. Ir iš to paskui jau sakyti, štai, tu turi pirmiausiai įsivardinti, kur tu esi. Bėda turbūt yra tame, kad dažniausiai visi galvoja, kad jie gerai viską daro. Nes yra ir tų nemokamų visokių klausimynų. Galima pasitikrinti pačių įmonių darbuotojų įsitraukimo lygį. Galima atlikti apklausas tų pačių klientų, kaip ir minėjau, interneto svetainės. Tai išnaudoti plačiau savo interneto svetainės ir įvairius socialinius tinklus. Vėlgi, tam tikra komunikacija turėtų būti, kuri irgi yra kaip tam tikras pasitikrinimo įrankis ir žinių praplėtimas apie save, paslaugų, produktų pristatymas ir taip toliau. Tai manau, kad tų tokių nemokamų įrankių tikrai yra, tik reikia vėl kūrybiškai juos surasti ir savo pritaikyti. Man gal įdomu yra tas klausimas, Odeta, sėkmė, ką reiškia sėkmingo verslo, ar ne? Ką aš kartais, ne kartais, bet dažnokai susitinku irgi tokių verslininkų, kurie viską gerai susitvarkė, pakankamai viskas vyksta, sėkmingai jie laiko save dėl to, kad jau turi turto kažkokio tai uždirbto, bet atsakymas, ar tai yra sėkmė, vis tik juos kankina. Bet turbūt čia... Tai čia noras augti, tas turbūt noras augti. Tai... Aišku, ne šito susitikimo čia yra tema, bet čia yra labai gili tema, nes aš lygiai taip pačiai pratęsiant mintį apie visas misijas ir vertybės, tai yra labai svarbu, vardan ko tu tą darai verslą, vardan ko, ir tu darai, pinigų yra, viskas gerai, bet kažko tai trūksta. Įdomu, dabar socialiniai tinklai, jie užvaldė viską. Laisvalaikis, darbas, viskas per socialinius tinklus. Kiek šiais laikais turi įtakos verslui ir verslo sėkmės dalyvavimas ir patys socialiniai tinklai? Galbūt, Eleonora, jūs... Tai, paneigti, kad socialiniai tinklai yra labai svarbus šiuo metu, tai tikrai yra neįmanoma, nes jie yra svarbus. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kai būna kažkokia tokia aštresnė situacija ar su klientu, ar su darbuotoju, tą informaciją reikia turėti visą laiką omeny, kaip greitai dabar ta informacija gali pasklysti ir kiek žmonių ją gali pamatyti ir koks gali būti poveikis apskritai įmonės reputacijai, įmonės įvaizdžiui padarytas. Bet tai vienas iš tokių paprastesnių. Ar smulkiam verslui reikėtų būti socialinėje erdvėje, aš sakyčiau, labai priklauso nuo to, į ką tu orientuojasi, kas yra tavo klientas. Jeigu tu gamini kokias seges, papuošalus ir taip toliau, tai aišku, galbūt per Facebooką, tarkim, buvimą būtent toje socialinėje erdvėje, tu sukursi savo vartotojų ratą, tu matysi tam tikrus atsiliepimus ir panašiai. Tačiau dažnai, kaip aš sakau, čia pakliūnama į tam tikrus spąstus, nes socialinėje erdvėje prisiregistruoja tavo draugai pažįstami. Jie ir taip tave gerai vertina, jie tave gyria, prisako tau, koks tu nuostabus, kaip ten viską gražiai, tvarkingai darai. Bet, iš tikrųjų, tada reikėtų pasižiūrėti, kiek yra ten tų žmonių, kurie, perka tas prekes, ką jie galvoja apie tave, kiek jie aktyviai dalyvauja, tarkim, ar jie skaito tavo, kažkokius pranešimus, kuriuos tu rašai, naujienas ir taip toliau. Tiesiog reikia kartais įsivertinti, kas iš tikrųjų yra toj socialinėje erdvėje. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, tokią situaciją turėjau, aš irgi turiu tokį mini blogą tam Facebook'e, ten ir vis dalinuosi apie efektyvumo dalykus, apie procesus, fotografuoju viską, kur blogai aptarnauja parduotuvė ir taip toliau. Ir kas man, pavyzdžiui, asmeniškai yra įdomu stebėti, kad po kiekvieno to įrašo ten rodo tas peržiūros, kiek jos teisingos, kiek ne, bet po kai kurių tu pamatai labai didelį susidomėjimą. Pavyzdžiui, paskutinis buvo tenai pasidalinimas toksai apie susirinkimus. Kiek apskritai apie laiko valdymą, kiek susirinkimuose mes praleidžiam konfliktai. Ir tu žiūri, kad, vau, didelis susidomėjimas. Tu pamatai aktualumą. Iš to aktualumo tu gali daryti kažkokius kitus žingsnius. Aha, jeigu čia yra įdomu, man, sakykime, toje erdvėje
tai aš galiu galbūt pasiūlyti kažkokį tai produktą, dar kažką ir tu jau šitoje vietoje gali išnaudoti daug intensyviau, bet tau reikia pabandyti. Nepabandęs, nepamatysi. Kai tu pabandai, tada tu matai, kad įdomus dalykai vyksta, ar tas grįžtamas ryšys. Netgi tokių įvairių video tu kartais padarai ir tu matai, kad kažkas tau parašo žinutę, pasidomi dėl kažko, tai gal jūs galite rekomenduoti, gal galite padėti, gal. Ir tai yra labai įdomu, nes nebūtinagi parduoti visą laiką tu tame procese. Jeigu tai yra tau įdomu, tu jame dalyvauji ir daug dalykų ten gali iš to turėti. Aš dar noriu papildyti dėl tų pačių socialinių tinklų ir į pinkles, kurias galima pakliūti. Reikia vėlgi smulkiam verslui suvokti, kad tai yra kaip ir papildomas darbas, dėti, dalintis informaciją socialiniuose tinkluose. To negalima apleisti ir negalima dėti spontaniškai kažkokios informacijos ir žinutės. Tu turi nuolatos dirbti su savo klientais, kurie yra anapus interneto pusės, tu turi juos jais gyventi beveik visą parą, tu turi juos sekti, matyti, juos pamaloninti. Pamaloninimas tai reiškia, kad tu jiems turi kažką duoti kasdieną, beveik kasdieną kažką naujo, kažką įdomaus tam, kad jie būtų su tavim ir kad jie tau tą grįžtamą į ryšį galėtų kažkokį duoti. Tai tarkim, tas mados reikalas, jis kartais būtent ir įveda į tam tikras pinkles ir reikia mokėti irgi naudotis tais socialiniais tinklais ir juos išnaudoti. Laikui imlus. Taip, laikui yra labai imlu ir tą verslininkas turėtų suvokti, kad... Jeigu mes pradam kalbėti apie tai, kad verslas vis tiek orientuotas į augimą, kaip ir žmonės to tikisi ir verslininkai dažnai nori tos plėtros, tai kartais tiesiog ateina momentas, kai tu nebegali savo rankom visko apriepti ir tada turėtų jau atsirasti ta trečioji šalis, kuri galbūt tau padėtų padaryti matavimus, pakonsultuotų tave. Ir galbūt vienas iš tų mitų, kad tyrimai labai brangiai kainuoja. Taip, jie, kainuoja, bet iš tikrųjų pasidaryti juos tikrai gali ir mažesnės įmonės. Tai yra tiesiog nebūtina darytis galbūt visų savo klientų apklausos. Galima pasiimti savo svarbiausią, tarkim, segmentą arba svarbiausius žmonės. Top 20. 20%. Bet to dažnai užtenka, nes tie top 20 tau generuoja 80% pajamų. Tai ir įvairūs yra metodai, kaip juos užklausti, kaip su jais kalbėtis. Tai turbūt čia jūsų ir yra viena iš vardintų klaidų, kurias daro verslininkai, kad galbūt nori patys, galvoja, kad gal patys geriau žino ir nepasitelkia, galvoja, kad tai yra brangu. Kokias dar jūs matytumėt klaidas, kurias daro iš jūsų patirties sutikti verslai ar matomi Lietuvoje, vertindami savo verslą? Ar pagrindinė klaida tai yra nevertinti? Gal aš galėčiau daugiausia tai, ką tenka pastebėti, tai yra tiesiog savo iškeltų tikslų ir ambicijų pervertinimas. Tiesiog būna per daug ambicijų ir nebeįvertina pajėgumų savo verslininkai. Tai galbūt viena iš tokių klaidų ir būtų, kad sugebėti pamatyti realią tą situaciją ir trupučiuką pasianalizuoti rinkos. Bet čia dar turbūt reikėtų pridėti klausimus, ar jie išsikelia. Faktas, kad tikrai ne. Nes aš sakyčiau turbūt, kad turbūt įsikelt savo, užsidėti gerai 5%, aš dirbu, tų 5% nežinau, ar tai pardavimo ar kažko nepasiekiau, ką aš blogai dariau. Jeigu tai yra argumentai labai aiškus, labai gerai. Bet jeigu tu to neįsikeli, nes paprastai tai būna natūraliai, dirbi, kaip ir minėjote, pajamos, išlaidos, lyg tai tą jauti apytiksliai. Bet tos, aš sakyčiau, apskritai disciplina turbūt numeris 1 yra, kur tu turi prisiversti save visi kiekvieną dieną tą daryti. Rutiniškai, disciplinuoti labai, nes disciplinos trūkumas yra turbūt labai didelė problema visam versle. Ten, kaip aš sakau, turi būti gerai suveržti varžtai. Ir kitas gal šiek tiek papildant, tai yra, kad yra iš dalies orientacija į tą gaisrų gesinimą. Kol tau gerai, kol tarkim, apyvarta auga, viskas yra tvarkoje. Bet kai staiga vieną dieną kažkas pasikeičia, tu nebežinai, ko kreiptis. Ir kitas yra tas, kai tu pasikliauji vien tik tai savimi ir galvoji, prieš tai buvo kažkas blogiau, aš išvažiavau, tai dabar irgi. Tai kartais tiesiog reikia sustoti ir kreiptis jau galbūt specialistus į tą trečią šalį. Paprašyti konsultacijų, nebijoti to padaryti, negalvoti, kad tu visą laiką išvažiuosi vien ant savo žinių ir savo gebėjimų. Tuo labiau, kad labai daug dabar yra, sakykime, rinkoje tų vadinamų freelancerių, daug yra tokie, kurie skelbiasi ir nebrangiai skelbiasi ir pakankamai geri specialistai ir tu juos gali pasitikrinti per tą patį LinkedIną, kas yra per žmonės. Aš manau, kad ten pakalbėjus su 3, tai tu labai daug gali gauti informacijos, ten tikrai nėra jie labai brangus, nereikėtų taip vertinti.
Tuo labiau, kad ir mes dabar esam kartu su Ūkio ministerija ir Verslė Lietuva paleidę naują priemonę, verslo konsultantas, ir galima tikrai ten kreiptis ir konsultuotis įvairiais klausimais. Tai turbūt aš norėčiau dar pabaigai šiek tiek sudėlioti akcentus ir mūsų žiūrovams truputį tos motivacijos suteikti, ar ne, kad tikrai žinotų, kodėl man reikia vertinti vieną ar kitą dalyką, kodėl yra svarbu žinoti, ar darbuotojai yra laimingi ir patenkinti, ar jie yra nelaimingi. Tai jeigu galėtumėt iš savo srities po vieną tą kriterijų ir kodėl reikėtų tai padaryti, kokių gali net, pavyzdžiui, problemų padėti išvengti. Tai pradėčiau vėlgi, apie ką kalbėjau, tai yra nuo klientų pasitenkinimo, tai yra tiesiog supratimas, ar tavo klientai yra laimingi, kuo tu jiem patinki ir svarbiausia, kuo tu jiem nepatinki, arba ką jie tau pasiūlytų keisti, tai padės tau iš tikrųjų augti, tobulėti. Ir kitas svarbus momentas tai yra darbuotojų pasitenkinimas, nes iš tikrųjų nesvarbu, ar tu gamini kažkokius gaminius, ar tu teiki paslaugas, darbuotojai vis tiek yra svarbus ir iš tikrųjų nuo jų priklauso ir tavo verslo sėkmė. Tai vėlgi pasidomėti, kokios yra darbuotojų nuotaikos, ką jie galvoja ir dažnai net tie patys darbuotojai, jie turi daug idėjų, kurių galbūt neišsako, nes kasdienybėj nepasitaiko tos progos to momento. Tai vėlgi pasikalbėti su jais, kas juos motyvuoja, kas jiems patinka, nepatinka, ką jie siūlytų galbūt irgi keisti. Tai du pagrindiniai dalykai. Pratęsiant mintį, Leonoros, apie darbuotojus, iš mano srities yra tokia statistika, kad vien tik tai paaiškinus darbuotojui, kuo svarbus tavo darbas organizacijai, jų produktyvumas gali padidėti nuo 5 iki 20%. Tai įsivaizduokit, kokie resursai. Plus, pavyzdžiui, darbuotojų klaidos ten įtakoja nuo 25 iki 40% organizacijos sąnaudų. Bet grįžtant prie to klausimo, prie akcento, aš galvoju, viskas gerai ten su jais, visi daro tą verslą ir jie uždirba tų pinigų, viskas čia gerai, nereikia panikuoti, bet klientai yra ašis. Ašis, aš visiškai pritariu Leonorai, tai yra ašis, ko turi klausyti ir ką turi daryti savo organizacijai. O visą kitą gali iš išorės tikrai pasisamdyti, gali patys pasižiūrėti. Manau, kad motyvacijos prasme, aš sakyčiau taip, darykite, ką darote, tik tai nesustokite tobulėti. Jo, aš irgi noriu pratęsti apie tobulėjimą, kad reikia nesustoti ir kadangi esu iš finansinės įstaigos, tai vis dėlto kreipčiau dėmesį ir į pelno siekimą ir ar vis dėlto tas pelnas yra ir kokio dydžio jisai. Ir vėlgi turėti išsikeltus labai aiškius tikslus ir siekti, nusimatyti rodiklius ir jų siekti. Tai verslui vis dėlto yra sunku ir juos reikia sekti, matuoti ir tikrinti. Nuolatos. Ne metų pabaigoje pasižiūrėti, kas ten įvyko. Pradėti nuo metų pabaigos ir grįžti prie kiekvienos dienos. Plus visi kiti tie minkšti dalykai, vertybės, darbuotojų įsitraukimas, vidinis procesų sutvarkymas, suvaldymas, tai jisai privalomas turėtų būti. Tai aš noriu Jums padėkoti už tos akcentus, už patarimus įmonėms, vadovams, kad jie atsitrauktų nuo kasdienybės ir pažiūrėtų truputėlį plačiau ir į tos svarbiausius dalykus. Dėkoju Jums labai ir iki kitų. Ačiū.